Praėjusi vasarą tenisininkui Dovydui Šakiniui įsirėžė į atmintį ir išsiskyrė nuo iki tol buvusių. 17-metis vaikinas tapo profesionalu. Iškovojo pirmosius reitingo taškus vyrų varžybose, buvo pakviestas atstovauti nacionalinę komandą. Būtent pergalė Deviso turnyre vaikinui yra įsimintiniausia. Manau, Devis Cupą, kai laimėjau per Lietuvą, lemiamą mačą prieš Gruziją. Vis tiek laimėti Lietuvą lemiamas mačas buvo labai ir įtampa, ir viskas buvo sunku. Ir jausmas, kai žaidė prieš 2000 žiūrovų, labai geras. Iškovoti pirmieji 3 reitingo taškai Dovydui Šakiniui leido įsitvirtinti vyrų reitingo lentelėje. Kol kas 1354 vietoje. Jaunimo reitinge šiaulietis 115. Tai, kad jaunesni tenisininkai rungtyniauja su vyrais, jokia naujiena pasaulyje. Trenerio Šarūno Kulnio nuomonė, Dovydas jau gali rungtyniauti aukštesnio rango turnyruose. Žinoma, tikslas keliamas vienas – kaupti patirtį, o aukšti rezultatai dar palauks. Jaunasis tenisininkas sėkmingai skinasi kelią vyrų turnyruose. Tačiau yra priežasčių, kurios skatina neatsisakyti jaunių teniso varžybų. Kol kas tas ir yra vienintelis kaip motyvas, kuris laiko dar jaunių tenisą, tai yra pirmosios olimpinės žaidynės jaunių iki 18 metų, kurios vyks rugpjūčio mėnesį Singapūre. Ir keliami uždaviniai, tikslai pakliūti į tas olimpinės žaidynės. Tai vien dėl to mes kol kas dar jauniuose dar žaidžiame vis. Kelias savaitės tenisininkas varžyboms ruošis gimtajame Šiaulių mieste. Čia, o ne Vilniuje, treniruotis skatina sudarytos geros sąlygos. Vis dėlto vienas trūkumas yra – trūksta pajėgių treniruočių partnerių. Po intensyvaus pasiruošimo tiek sportininko, tiek ir jo trenerio laukia įtemptas varžybų grafikas. Po 2 savaičių jisai startuos Baltarusijoje, 2 vyrų turnyruose 10 000 prizinio fondo. Po to nuo lapkričio 3 jau išvykstame į Jungtines Amerikos valstijas, ten būsime 6 savaitės, sužaisime 4 turnyrus, tai sužaisime taipogi 2 turnyrus Futures vyrų ir sužaisime pačius stipriausius jaunių turnyrus, tai Ediheras ir Orange Ballas. Orange Ballas tai yra neoficialus pasaulio čempionatas. Lietuvoje žaidžiantį Dovydą Šakinį bus galima išvysti tik kitų metų pradžioje, kai tenisininkas žais Aivaro Balžeko atminimo turnyre.